Kiekvieną savaitę aš gaunu po kelis šimtus klausimų. Ir taip jau yra ne vieną savaitę, taip jau yra daugiau negu metus. Ir tai prasidėjo nuo tada, kai pradėjau vadovauti projektui Kilo.lt. Ir dažniausiai užduodamas klausimas būna, kokius maisto papildus geriausia pasirinkti, kaip maisto papildus vartoti, kokie maisto papildai yra geriausi, stipriausi, efektyviausi ir panašiai. Ir niekada dar neišgirdau klausimo, ypatingai iš vaikinų, kiek pritūpimų su štanga ant pečių serijų geriau daryti, 3 ar 4. Aš tiesą sakant darau mažiausiai 6. Kiek mirties traukos serijų geriausia daryti, 3 ar 4. Aš mažiausia 8 atlieku. Ir visi tikisi, kad nusipirks bonkutę ir išgers tą bonkutę ir jam nuo tos bonkutės kažkas užaugs arba kažkas nukris. Priklausomai nuo to, ko jie nori. Bet tiesą sakant, niekas neužaugs ir niekas nenukris. Ir papildai negali iš jūsų padaryti stebuklo. Ir tie, kurie klausinėjate, kokį proteiną geriau pirkti, ar iš viso, ar jūsų programoje yra bent tokie pratimai kaip pritūpimai su štanga, ar yra mirties trauka, ar yra pristraukimai, atsispaudimai nuo lygiagrečių, štangos trauka pasilenkus, hantelio trauka pasilenkus. Pirmiausia, pažiūrėkite į pratimus, kuriuos jūs atliekate, pažiūrėkite į tai, kiek mėsos jūs suvalgote, kiek ryžių suvalgote. Ir jeigu šitie esminiai dalykai bus tvarkoje, tada jūs pastebėsite, kad augsite nepriklausomai nuo to, kiek baltyminių kokteilių per dieną išgeriate, ar iš viso juos geriate, nepriklausomai nuo to, kiek kreatino geriate, ar kitų maisto papildų vartojate. Ir atvirkščiai, jeigu jūs nevalgote pakankamai mėsos, pakankamai ryžių, jeigu jūsų treniruočių programa susideda tik tai iš štangos spaudimo ir tada kelių pratimų bicepsui, gal dar pilvo presui, tai galite užsiversti visais įmanomais papildais ir iš jūsų vis tiek nieko įspūdingo nebus.